dar mergaitėm berniukam, žodžiu, yra tokia Gintarė. Toks atvejis yra, viena panikė žiauriai mane įsižiūrėjus ir ji mane kviečia atvykti pas save į kaimą. O Jėzus, no. Ir kaimas prie Svėdasų, Aniksių Lavionė, Sipanikė ir Sutenos. Norėčiau patikrinti, ar aš jai tik rūpiu, ar sako, Tai ką mes dabar jam? čia jai reikėtų skambinti. Nu ir ką mes dabar jai? Galim ją tiesiog pačiečkavot. Pačiečkavot? Taip. Tipo, papjaustyti kopūstų? Pačiečkavot. Žinai, kaip čečkavojas. Zikt, zikt, Nu. zikt. Esi čečkavojas? Ne. Ne. Niekada nesu Aš gyvenime. esu čečkavojas. Esu. Jeigu tiesiogiai, tai taip. Pabandom paskambinti. Aš žinau, kažkaip galvoju, kad šitą mergaitę gal bus kalbi. Tu galėtum sugalvoti man frazikę, aš noriu su ją pakalbėti. Gerai, tavo frazė bus... O tu labiau kaimietė, negu aš tikėjausi. Ne taip. Reikia kokį nors įžeidimą. Kaimietės tai neįžeidimas. Labas, Gintarė. Labas. Mėgoji gal? Ne. Klausyk. Klausau. Klausyk čionais. Klausau. Ką veikia? Nieko, sėdžiu. Sėdi. Vasara nieko neveikt yra pats blogiausias dalykas Eva mergaitė. Aš norėjau tau pasiūlyti vieną dalyką. Na, kokį? Norėjau kažkur tave, pralinksmėti, išsivežti kažkur. O tai su kuo čia aš neku? Marius. Marius, iš kur? Aš esu kaip realiai kilęs iš Utenos, bet dabar daug laiko praleidžiu Vilniuje. Aišku. Ir kažkaip esu tave 1, 2, 3, 4 gal kartus matęs ir tu man visai tokia faina pasirodė. Neatsimenu. Tu manęs greičiausiai neatsimeni, aš toks aukštas, tamsių plaukų. Su kuo buvai vienas? Ne, aš turiu savo draugų, bet aš abejoju, ar tu pažįsti juos. O tai su kuo tada buvai, jeigu matęs? Su Artūru tokiu, nežinai? Kokio Artūro? Artūru, mes žaidėm krepšinį, žodžiu, aš dabar Vilniuje gyvenu ir iš mano komandos yra. Bet nesvarbu, tai ar yra svarbu labai. O tai jis iš kur yra? Jis ko gero yra, aš nežinau, iš Anykščių. Tai vat ir kažkaip, aš žinai, galvoju vis apie tave, ne tai, kad apie tave, tipo, galvoju ilgai, bet esmė pamačiau vieną sykį ir tu man tai patikai ir sakau, vat eisiu užkalbint, bet nebespėjau. Ir per draugus sur... Ką? Kur aš tada buvau? Ta prasme? Nu, kur aš buvau, jeigu sakai, nespėjai manęs užkalbinti? Ne, tai mes Utenu aš tave mačiau. Utenoj? Jo. Kurioj čia vietoje? Utenoj, prie parduotuvės. Kokia yra parduotuvė Utenoj? Yra Maxima, ne? Jo. Nu taip, man atrodo ten. Klausyk, kažkas kalba šalia, tu nenori nueiti kur nors ramiai pakalbėti, aš taip norėčiau visai. Tuoj, palauk. Nu, šaunuolė. Tuoj, ne. Atrodo, kad su Bernu būtum, kažkaip jis neleidžia tau normaliai kalbėti. Ne. O tu vaikinų neturi? Aš esu žiauriai susipykus su Bernu. Žiauriai net? Jo. O ką jis padarė? Nu, karoči, neleidžia su draugiam būt, karoči, neleidžia su draugais, pažįstamais būt taip normaliai, žinai. Duliavo koks durnas. Ir, karoči, sakau, jeigu aš tau rūpiu, žinai, tai sakau, atvažiuok, žinai, kur aš bebūčiau, ar Utenoj būčiau, ar kaime, žinai. Mhm. Ne, aš tingiu. Nu, tai reiškia, kad nerūpi visiškai. O tai palatai, jisai ne Utenoj yra? Ne, jis yra iš Vilniaus, bet jis Svėdasuose būna, jo kaimas Svėdasai. Tai va. Klausyk, tai, blema, tai gerai. Nu ką, aišku, aš nesidžiaugiu, kad čia susipykai, bet aš kažkaip galvoju, kad čia visai gal geras ženklas yra. Nu, ta prasme, jeigu jis tavęs niekur neišleidžia ir pats toks yra, žinai,
Nu, man atrodo, aš jį jaučiu paliksiu greitai laiku, nes man tokių bernų nereikia. Kurie neleidžia su draugais būti, nu ką žinau, bendrauti. Aišku. Karočią, taip vieną kartą buvau, žinai. Sako, parodyk, sako, telefoną, žinai. Nu, ką žinau, galvojau, kad, parodysi. Pasiėmė telefoną, visų bernų numeris ištrynė, tik tai tėtės paliko, mamos ir sesės. Nu, dar močiutės. Nu, zaibys galvo, nu ir dar savo, nu, zaibys, blėt. Karoči, tikrai. Aš, pavyzdžiui, kažkada, žinai, irgi turėjau merginą, aš tai viską jie leisdavau. Bet, kol neužrovau jo su kitu, tai kažkaip, žinai, to negalėjau, tipo. Kaip? Ta prasme, užrovau su kitu bachūru, tai dėl to išsiskyrėm, bet šiaip tai viską leisdavau jai aš. Man zin, žinai, gali būti su draugais, ten aš visada leidžiu, kad jinai eitų ten pašnekėtų, pabūtų, eitų tūsint, viskas yra normaliai. Bet, žinai, kai grįžti namo ir paužtinki lovą, tai, nesmagu. Nu, tada nekas. O kiek tau metų yra? Man dabar 19. 19? Mhm. Aišku. Aš krepšinį žaidžiu, žinai. Aš galvoju, kad tu turėjai mane matyti. Kada? Aš su Valančiūnu. Koks? Ne, ta prasme, Utenoj su Valančiūnu buvau. Kad tu su Valančiūnu? Jo. Kada čia buvai? Kada mes čia buvom? Buvom prieš kokius, 2 mėnesius gal. Bet nesvarbu, klausyk, o tu norėtum su manim susitikti? Kada? Nežinau, aš dabar tai Vilniuje esu, bet aš galvoju savaitgalį atvaryti. Norėčiau. Ar tavo bernas čia užrauks viską? Bernas bus Vilniuje, jis rytoj išvažiuoja į Vilnių. Išvažiuoja į Vilnių, tai... O tai kaip tu, ta prasme, nori, ne, visai susitikti, visai būtų fain. Jo. Prisimint. Iš tikrųjų, nes labai klausint atsimenu. Aš toks aukštas, tamsus. Turėtum žinot, man atrodo. Žinok, aš nežinau, bet mane beveik visi žino. Jo, aš lengviausiai ir tavo numerį, žinai, suradau. Ten per draugus pasiskambinau, sako, šitą, tai jo, žinom šitą. Geri atsiliepimai apie tave. Kokie? Geri, sakė, kad faina mergaitė. Su visais būna, tai man tinka. Aišku. O klausyk, tu dabar, pavyzdžiui, jeigu mes taip susitiktumėm, tai kažko man galima tikėtis ar nieko? Kuria prasme? Ką žinau, aš kažkaip visai norėčiau. Tuoj! Kaip sakei? Gali pakartoti. Palauk, biškai, man draugas skambina. Sakyk, čia draugas skambina. Klausau. Turi liepto. Su Virgiu ir dar 2 draugeliai. Ką? Tu pats sakyk Virgi duok. Sakyk Virgi duok. Aha. Toks to Virgi pašnekėt, sakyk. Jo. Ne, užmiršo. Sakė, tu pidarastas. Sakė, bibanės. O tu vaikai klausyk. Ką? Gintarė? Gintarė. Tai. Tuoj, ginu. Gintarė, ar girdi mane? Už kiek laiko išeisi? Duok man. Gerai. Gerai. Apsimes dabar tu manim. Klausau. Tai labas. Labas. Su kuo čia kalbėjai? Su draugė. O su kuo šituo telefonu kalbėjai? Kaip tai? Aš tave matau. Klausyk, juokaujugi. Šitą, nori tau prikolą pasakysiu? O tavo vaikinas Zip FM klauso? Ne. O tu? Tavo vaikinas tave užregistravo, Gintarė. Zip FM. Labas vakaras, radistai. Justinas Jankevičius ir Jonas Nainys.
Gintarė... Ką? Ką? Tuoj palauk. Kaip sakai? Bet tai kai kiaura. Šnekėjai per Zip FM? Nu, Taip. Šnekėjai, finansų, sakai, kad aš esu. Duok mums pašnekėti. Turnenė. Dievuli mielas. Gerai, Gintarė, viskas. Čiau, linkėjimai tau nuo Tomo. Ir linkėjimai Virgiui. Taip, ir Virgiui. Perdo, kad jis pederastas. Iki. iki. Bet tai kai? Girdi, tau sakė perdat, kad tu pederastas. Kai kiaura merga. Uteniškiai. Ojojoj. Gerai, tai Tomukai pats supratai, su kokia mergaitė draugauji. Gal ir gerai, kad nevažiuoja pas ją.